vakarą, šį neeilinį antradienio vakarą mes susirinkome į šį nuostabų šou su manimi, kuriame pasirodys labai daug dalyvių, šiandien net 3 poros. Taigi, jūs, kai vertinate šį komisiją, ką jūs turite pasakyti mano žavioji partnerė? Dabar ant parketo pamatysime parketo šoką Živilė Vasiliauskaitė ir Vidas Blekaitis, bet prieš tai trumpas filmukas apie juos. Ir mano draugės, nėra. Aš taip ruošiausi, bet nėra mano draugė. Kur ir? Nėra mano draugė. Taigi po šio nuostabaus pavaizdelio šio mes pamatysime, kaip šoka šaunusis Vidas Blekaitis ir Živilė Vasiliauskaitė į sceną. Taigi labai nuostabus pasirodymas, tikrai man net kilko sudrebėjo pamačius, kaip jinai išėjo į sceną. Šakės buvo baisu. Kaip jūs manote, mano žavioji asistentė? Manau, šokas buvo nuostabus. O kaip įvertins šį šokį komisija? Mūsų komisijoje, kaip sakiau, 3 nuostabiausi Lietuvos mokytojai ir meno kritikai šokių. Taigi, pats nuostabiausias, visų žinomiausias Jūra Smorignas. Norime žiūrovai. Taip, ir dar viena mūsų nuostabaus lietuvių meno kritikė, žinoma žmogus, moteris, Nijolė Norvaišienė. Nuostabi moteris. Ir visų žinomas, apie kurį nereikia užšnekėti, labai geras žmogus Vytautas Paulikaitis. Vytenis Paulikaitis, atsiprašau. Patiko. O tai žodis komisijai. Kam duosime žodį pirmajam? Manau, kad pirmasis pasisakys Vytenis Pauliukaitis. Tai va. Man labai patiko jų šokis lankstus, manevringas, puikus tiesiog. Tik turiu Blekavičiui vieną pastabėlę. Eidamas, jis tegul savo šokių partnerę perspėja einant į sceną, kad tegul truputuką prisižiūrė savo pėdkelnes. Kažkuo akį merkia. Ką aš galėčiau pasakyti tą porą? Gera forma. Ponas Blekaitis turi lanksčias rankas. O kalbant bendrai apie jų šokį, galėčiau pasakyti taip. Mačiau kelis palasus žingsnelius. Šiaip tai labas vakaras. Pirmiausia, reikėtų pasisveikinti su žiūrovais. Norėčiau pasakyti, kad prastesnių pasirodymų dar nesu matęs. Atrodo kaip riedančių statinės. Daugiau nieko negaliu pasakyti.
šlykštų. Taip, klausyk, kaip tu šneki čia ir moteris ir vyras yra. Tu Juri jau biškį ramekšės. Aš tik dirbu savo darbą. Tavo Sėdė, gerai? Tavo darbas tenais nesėdėti šūdą maltų, atsiprašant, vertint gražiai ir maloningai šitą ponę, kuri jums nepatinka. Tai jau vertinimai. Man patiko. Gražios formos. Nepatiko. O dabar ant parketo pasirodys Eglė Streleckaitė ir Marius Kiltinavičius. Tik prieš tai filmukas trumpas. Man tai treniruojatės? Mantas man ką tik parodė savo tornado mokyklą. Čia labai viskas fainai. O kai mūsų klauso, jie man net nuvalė batus. Tai mes taip ruošiame šokiai. Taigi buvo labai nuostabus filmukas, kviečiame į sceną Eglę Streleckaitę ir Marių Kiltinavičių. Muzika, maestro. Labai nuostabus pasirodymas, norėčiau paploti Eglei ir Mariui. Labai puikus. Ką jūs pasakysite, mano miela draugė? Pritariu tau, Vytautai. Nuostabus pasirodymas. Prašyčiau vertinimo komisiją nepagailėti balų šiems puikiems šokėjams. Jo, ką jūs galvojate apie šį šokį? Prašyčiau Jurijau. Aš 30 metų dirbu baleto teatre ir nesu matęs didesnio šlamšto. Kaip tokio tragiško šokių, jūs gerai kvėpavot. Tai va, mano kolegos jis labai kažkaip nepriimtinai vertina, bet jo. Man tai, pavyzdžiui, labai patiko. Ypač, kad Marius atsivedė į labai gražią šokių partnerę Eglutę. Pagal jo suknelę labai viskas išvaizdingai atrodo. Tai aš jiems net už šokį ir už visą šitą sukeltą įspūdį viduj galėčiau aukščiausią balą rašyti. Teisėjų